Antrasis finansų ministerijos podcastas iš šiuo metu vykstančios Lietuvos Davoso konferencijos. Ir šį kartą mes pakalbėsime apie nekilnojamą turtą ir kalbėsime apie jį su Turto banko vadovu Ernestu Česoku. Taigi, tarsi tema pavadinta 300 milijonų vertės nekilnojamo turto objektas. Ir aš iš karto pradedu nuo klausimo, ar čia yra tiksliai 300 milijonų, nes Donaldas Trumpas šiuo metu, kadangi jis turi sukrapšyti apie $500 milijardo, kaip sumokėti kaip užstatą, dėl bylos New York'e ir jis pats interviu sako, aš nežinau, kiek kainuoja Mar-a-Lago. Vieną kartą metinio milijardą, kitą kartą milijardas 200. Tai ar mes žinome šiuo atveju, kad čia tiksliai 300 milijonų ir kam, iš ko susideda tie 300 milijonų? Sveiki, tai 300 milijonų tikrai nėra orientuoti į vieną objektą, tai mažiausiai 15 objektų visoje Lietuvoje, tai yra Turto banko investicinis krepšelis, investicinis portfelis 4 metams į priekį. Natūralu, kad visi išgirdę tą skaičių iš karto pradeda vertinti tai per vieno projekto prizmę, tai yra Goštauto kvartalo konversija, be abejonės tai yra pagrindinis ir didžiausias, intensyviausių investicijų reikalaujantis mūsų projektas, kuriam dabar skaičiuojame apie 170 milijonų eurų. Visi kiti likę pinigai bus orientuoti į pastatų atnaujinimą, į pastatų automatizavimą, energetinio efektyvumo didinimą visoje Lietuvoje, pradedant didmiesčiais, baigiant periferiją, ir tikrai visi valstybės biurai, kurie yra nutolusiuose miestuose, sulauks to dėmesio, nes mūsų tikslas visą portfelį gerinti, jį investuoti lygiaverčiai ir kelti tą kokybės kartelę visiems valstybės tarnautojams, nepriklausomai nuo miesto. Gerai, bet vis tiek žmonės labiausiai linkę yra pastebėti tai, kas yra didžiausia. Ir kadangi vis tiek iš šito 300 milijonų daugiau negu pusė yra būtent Goštauto kvartalo 170 milijonų, tai pakalbėkime apie būtent tą Goštauto kvartalą. Ką ruošiamasi su juo daryti ir kada tai bus? Taip, tai tikslas galutinis be abejonės tai yra kvartalo konversija, tai yra atgimimas, tai yra šiuolaikinių biurų įrengimas. Tai dabar pagal mūsų turimą viziją projekto ketinama pastatyti apie 73 000 kvadratinių metrų. Projektas dėl savo masto, dėl savo investicijų dydžio yra suskaldytas į tam tikrus etapus. Tai pirmas etapas apims Goštauto 11 adresu esančio pastato modernizavimą, rekonstrukciją pilną. Tuomet antras ir trečias etapai apims jau aplinkinių pastatų viso kvartalo konversiją, kuri pagal turimus mūsų jau išrinkto architektūrinio konkurso nugalėtojo sprendinius pasiūlys miestui atviras erdves, pasiūlys geresnį infrastruktūrą, be abejonės atnaujintus biurus, ir tai ta konversija apims ne tik, vadinkim, vieną ar kelis pastatus, bet visą kvartalą. Dėl to ir ta pinigų suma tokia gąsdinančiai didelė atrodo, bet jinai bus etapuojama ir natūralu, kad Taip, tai pirmajame etape mes skaičiuojame apie 16 milijonų eurų investicijų dydį. Per 5-6 metus mes ketiname visą kvartalą įveiklinti ir užbaigti. Kartais nuskamba, bet jau viešoje erdvėje, o dar tiksliau, jeigu socialiniuose tinkluose, kuriame žmonės dažniausiai nestabdo, reikšdami nuomonės apie tai, kad reikės čia atsisakyti įprastų darbo vietų, kraustis kažkur kitur. Taip fainai dabar sėdime Gedimino prospekte ir dabar dar kažkur susodins ir ko gero susodins mus į atviras erdves, kaip dabar įprasta ar dar ko nors. Tai galima pažadėti žmonėms tą būtent tokį juodąjį scenarijų, ar šiandien nuraminti, nebus tai blogai? Tai kad bus gerai, tai aš tikrai esu įsitikinęs ir tai rodo mūsų klientų atsiliepimai po kitų mažesnės apimties projektų užbaigimo, realizavimo, tai darbo sąlygos vienareikšmiškai pagerėja. Jeigu net paklausite policininkų, kurie tikrai komisariatas šviežiausias pavyzdys, tai iš kiekvieno lūpų girdėjom tik didžiausias padėkas ir tokiam įtemptam laikotarpį projektas buvo įvykdytas laiku. Tai tikrai turim teigiamų atsiliepimų. Natūralu, kad kiekvienas pokytis reikalauja tam tikro prisitaikymo, tam tikro šiek tiek kitokio požiūrio iš darbuotojų, ir tai labai priklauso nuo organizacinės kultūros, nuo to, kaip pats darbas organizuojamas organizacijoje.
Tai tikrai nebus lengva, jau dabar mes matome, kad kyla tam tikrų iššūkių, konkrečiai su informacijos pateikimu, su sklaida, su jo suvokimu, interpretavimu ir panašiai. Žmogaus nenoro keisti kažką. Visiškai teisingai. Tai mes čia dedame pakankamai didelį fokusą tam, kad eiti į atvirą dialogą, tam, kad edukuoti, tam, kad rodyti geriausius pavyzdžius ir tikrai nesakome, kad tai bus vien kabinetinė sistema, ar tai bus vien tik atviros erdvės. Tai natūralu, kad biurai labai stipriai pasikeitė po pandemijos, jie išmoko adaptuotis prie besikeičiančių sąlygų, tai turbūt galiu pažadėti tai, kad biuras bus šiuolaikinis ir lengvai adaptuojamas be pasikeitusioms sąlygoms. Jeigu reiks daugiau kabinetinės sistemos, vadinasi, ta transformacija bus galima. Jeigu reiks daugiau atvirų erdvių ar priklausomai nuo darbo pobūdžio pritaikytų erdvių, tai tikrai bus lengvai transformuojama. Ir tada klausimas, kada jau buvo paleistas šitas žvirblis vardu pandemija pokalbyje. Vieni žmonės šneka, kad apskritai pandemijos efektas buvo toks, kad apskritai turėjo smarkiai koreguotis komercinės patalpos ir biurų patalpos pastatų poreikis. Kad tiek buvo pristatyta, tiek nebereikia, nes atsirado ir nuotolinis darbas, ir darbas iš namų ir panašūs dalykai. Kiek va šitie įvykiai ir jų padariniai koregavo jūsų planus? Tai vienareikšmiškai, kad koregavo. Anksčiau buvo įprasta, kad kiekvienas darbuotojas turi savo dedikuotą darbo vietą. Su fikusu, su šeimos nuotrauka, su jo mėgstamiausiais rašikliais ar kitais biuro įrankiais. Tai pandemija mus išmokė gyventi kitaip. Pandemija išmokė to, kad darbo vieta tavo gali būti ten, kur tau patogu, ten, kur tau ergonomiškai gerai, ten, kur tu jautiesi gerai ir tavo produktyvumas yra geras. Tai tikrai nėra to vieno sėkmės recepto, bet kaip ir minėjau prieš tai, tai ta adaptacija, lengva adaptacija, kuri leistų kiekvienam atrasti jam tinkamą vietą, kampelį, darbo vietą, ar tai bus vienvietis kabinetas, ar tai bus tam tikra atvira erdvė. Svarbu, kad žmogus jaustųsi gerai ir nekristų jo produktyvumas. Tai turbūt yra pagrindinis dalykas. Okay, o dabar tada čia apie tai, kur kraustysis valstybės tarnautojai. O dabar kas įsikrausis į ten, kur jie dirba šiuo metu? Nes, ko gero, planuojant šitas investicijas, mes galvojame ir apie tai, iš kur paimti tos pinigus, vis tiek galvojame tą nekilnojamą turtą, kuris tam pačiam Gedimino prospekte ir visur kitur. Tai kokios jo realizacijos perspektyvos? Taip, tai vienas iš pagrindinių argumentų, kuomet mes pradėjom skaičiuoti tą projektą, jo atsiperkamumą, jis finansiškai yra atsiperkantis projektas dėl labai paprastos priežasties. Tie dabartiniai objektai, dabartiniai biurai yra centrinėje miesto lokациjoje, senamiesčio dalyje. Tai yra tikrai ypatingi pastatai, ypatingi kompleksai pastatų, kurių išlaikymui, priežiūrai reikalinga milžiniškos investicijos per artimiausius 10 metų. Tai visi tie taupimai yra tas variklis, kuris turbūt veda mus daryti tą projektą ir sakom, kad jis tikrai finansuoja pats save. Tai kokie likimai su tais pastatais, tai turbūt gali būti įvairių scenarijų, priklausomai nuo to, kokia bus NT rinka. Didžiosios pastatų dalies mes tikrai nematome savo valdytiname turto portfelyje ateityje, dėl mano jau paminėtų priežasčių, dėl sudėtingumo, dėl tam tikrų paveldo reikalavimų kai kuriuose iš jų. Ir tikėtina, kad tam tikrais etapais eisime į tų pastatų realizavimą rinkoje. Viešbučiai, prekybos centrai, panašus dalykai. Vis tiek, ką mes dažniausiai bandome įsivaizduoti pagrindinė miesto gatvėje. Ir dabar kalbant apie pagrindinę miesto gatvę ir jo santykius su likusia Lietuva, žmonės dažnai šneka, kad vis dėlto reikia tą atsiskyrimą mažinti, kad kuo labiau priartinti sostinę prie periferijos, o periferiją prie sostinės. Tai kiek šita investicinė programa yra būtent tam skirta, kad ir ją priartintų ir galų galia tas pačias sąlygas užtikrintų, kad žmogus dirbdamas, pavyzdžiui, Radviliškyje ar dar kur nors, nesijaustų, kad jis ten yra. Tai išeinant jau iš Vilniaus, tada geografinės lokacijos, tai toks ir yra pagrindinis tikslas, kad nepriklausomai nuo to, kur valstybės tarnautojas dirba, kur yra jo biuras, jis turėtų identiškas darbo sąlygas, kokybinės, ergonominės, klimatinės ir panašiai. Ir ta programa į tai orientuota, kad mes pagal aibę kriterijų esame išanalizavę savo valdytiną portfelį, nusimatę jį ilgalaikėje perspektyvoje ir pagal tai yra dėliojami prioritetai, kurie mieste, kuris pastatas turėtų būti pasiliekamas ir valdomas, o iš kurių pastatų reikėtų išeiti, jų atsisakyti,
pasiūlyti rinkai įsigyti juos. Ir toks algoritmas leidžia mums efektyvinti patį portfelį, mažinant kvadratinius metrus, taip pat užfinansuoti investicijas reikalingas naujų pastatų statybai ar senų pastatų atnaujinimui. Kiek, kai mes kalbame apie šitos pastatus, pasinaudokime kompiuterinę analogiją, kad yra geležis, tai yra hardware'as ir yra programinė įranga arba software'as. Kiek investuojame būtent į šitą dalyką, tą vadinamąjį softą, tai yra tuos dalykus, kurie jau atsiranda, galbūt atsiras ir kurie leidžia tos pastatus padaryti daug labiau adaptabilius. Tai paleidom vieną žvirblį apie pandemiją, tai dabar turiu paleisti ir antrą apie karą. Tai prasidėjęs karas Ukrainoje labai greitai privertė priimti tam tikrus sprendimus susijusius su energetinių išteklių taupimu. Tai per 22-23 metus mes pritaikę tam tikras hardinės priemonės sugebėjome sutaupyti tarp 13-15% energetinių išteklių per metus savo valdomame portfelyje. Tai leido sutaupyti krūvą pinigų, ar ne? Kalbant apie softinius sprendimus, tai turbūt būtų dabar sunku įvertinti, kiek procentaliai investicijų nueis į tą softinę dalį, bet natūralu, kad tai yra ateitis ir tai yra labai didelis neatskleistas potencialas. Taip, tai yra, vadinkim, kiekviename naujai statomame ar atnaujinamame pastate mes diegiame jau tuos sprendimus, bet tai yra tik labai nedidelė dalis, kadangi tų pastatų valdome kelis šimtus per visą Lietuvą ir jie yra labai žemo technologinio išvystymo. Tai per praėjusius metus turėjome atskirą programą pastatų automatizavimo ir modernizavimo sprendimams, tai apėmė 40 pastatų visoje Lietuvoje. tą programą tęsime, natūralu, bet tai reikalauja tiek laiko, tiek investicijų. Tai prioritetai be abejonės yra skiriami ten, kur sutaupimai galėtų būti didžiausi, bet tiek hardinės, tiek softinės priemonės yra implementuojamos tam, kad turėtumėm galutinį sutaupimą ir net nebejoju, kad ateityje tos minkštosios priemonės, tos, vadinkim, kompiuterizuotos, dirbtiniu intelektu paremtos priemonės tik leis dar geriau ir efektyviau valdyti pačius biurus, tam tikrų sensorių pagalba, tam tikrų prognozių pagalba ir panašiai. O ar negali taip atsitikti ir kas tada būtų su visomis šitomis investicijomis, jeigu mums paaiškėtų staiga, kad po 10 metų mums Goštauto kvartale pakanka vieno didelio kvantinio kompiuterio ir jo pagalba užkurto dirbtinio intelekto, kuris sprendžia visas valstybės valdymo problemas. Tai turbūt šiek tiek utopinė idėja, bet reikia apie tai kalbėti. Galbūt jis atsiras, nežinau, bet pirmas žingsnis tai labai norėčiau, kad Goštauto kvartalas sėkmingai finišuotų, turėtumėme laimingus ir patenkintus klientus, kurie dirbtų... Ir gal galė nebeturėtum tų senų sovietinio pseudoklasicizmo pastatų, kurie buvo statyti buvo Neries krantinėje. Tai turi maibę brutalizmo, įvairių kitų epochų pavyzdžių. Tai čia vienas būtų virsmas, kitas, kad darbuotojai visiškai kitaip žiūrėtų į savo darbą. Darbdavys turėtų papildomas naudas dėl to, kad jam būtų lengviau pritraukti potencialius specialistus, todėl kad natūralu tiek valstybinės institucijos, tiek privatus verslas konkuruoja dėl tų pačių specialistų. Ne? Ir neretai biuras yra vienas iš tų vadinkim, deal breakerių, dėl kurių tiesiog nepasirašoma darbo sutartis su valstybinė institucija, o jis nueina į privataus sektoriaus biurą, kur jam yra visos sąlygos ir taip toliau. Tai norėtųsi tą atskirtį mažinti ir tos investicijos mums leidžia tą daryti. Bet nekalbame taip, kodėl yra radikaliai, kad ir tai, kodėl nesusijęs su investicinė programa, kad ir valstybinė institucija atsiras šuniukų dienos ir panašus dalykai, nes tai, kodėl nelabai susijęs su Turto banko misija. Tai čia jau turbūt ta misija tenka kas valdytojas bus. Taip, kiekvienai organizacijai, kuri turim labai progresyvių ir net nebijoju, kad šuniukų diena pas juos vyksta. Taip pat Turto banke turėjom praėjusiais metais šuniukų dieną, tai jūs pataikėt. Įvairių tų įprasminimų gali būti. Vaikų kambariai kažkada atrodė kaip kažkokia išskirtinė privilegija, tai yra baziniai dalykai, kurie šiuolaikiniam ofise neišvengiami, jie būtini ir žmonės prie to pripranta. Tai kalbam apie sporto klubus, kalbam apie relaksacijos kambarius, kalbam apie kažkokias susikaupimo erdves, poilsio kambariukus, kur galima būtų nusnausti ar masažo kėdes, tai tų pavyzdžių tiek Lietuvoje, tiek Europoje matome apščiai. Buvo paminėtos tos teigiamos patirtis, kurias norima perimti iš privačių biurų ir perkelti į valstybinius biurus, bet ar yra tokių dalykų, kur
jūsų nuomonė nepasiteisino ir kurių tikrai nebus įgyvendama. Pavyzdžiui, buvo paminėtas tas pats atviros versus kabinetinės erdvės. Kas 10 metų vis ateina vis nauja mada, visi mano, ne kabinetinės, ne atviros, o tarp paaiškėjo, kad geriausiai tokias ir tokias turėti. Tai labai daug tų virsmų ir tiek pandemija, tiek kiti pasikeitimai darbo rinkoje turbūt sąlygoja tą betarpišką ofisų keitimąsi nuolatos, tai tų atvirų erdvių, taip vadinamų open space'ų, tai tikrai jau niekas nebeprojektuoja, visi kažkaip yra linkę įsiklausyti tai, ko reikia darbdaviui, įsiklausyti tai, ko reikia darbuotojui, kokia yra organizacija ir pagal tai labai lengvai, kad būtų transformuojama. Tai aš manau, kad tikrai ir ateitis yra į tai, kad galėtumėm lengvai keistis. Niekas nežino, niekas negali suprognozuoti, kas vyks sekančiais ar po keliarių metų ir kokių dar iššūkių geopolitinių, pandeminių galim turėti ir kaip tai paveiktų biurų veiklą. Tai visi jau mato tuos privalumus darbo iš namų, darbo hibridiniu būdu ir į tai turim atliepti, kad nepristatyti per daug ploto, kurį paskui reiktų prižiūrėti, išlaikyti ir tai būtų neefektyvu, nepasidaryti per mažai ploto, kadangi jau netilptų darbuotojai, kurie norėtų 100% dirbti vien tik iš biuro, ar tarkime jų funkcijos reikalauja 100% dirbti iš biuro, tai turėtumėm išlikti lankstus. Gerai, ir visiškai paskutinis klausimas tada, kadangi mes taip optimistiškai šnekame apie šitų investicijų ir etapavimą ir galutinį rezultatą, jeigu Turto bankui būtų patikėta statyti nacionalinį stadioną, imtumėte šitos misijos, ar sakytume, ne, čia jau yra vis dėlto prakeiktas dalykas? Tai aš nelabai tikiu prakeiksmais, aš į tai žiūrėčiau kaip į dar vieną iššūkį, kurių per paskutinius keliarius metus Turto bankas turėjo ne vieną ir šiuo metu savo valdomam portfelį turim ne tik Goštauto kvartalą, kaip vieną iš to projektų turime sporto rūmus, kuriuos valdome, turime Lukiškių kalėjimo kompleksą, tai jeigu ta ypatingai svarbi misija Lietuvai, miestiečiams būtų patikėta Turto bankui, reiktų nuimti tą prakeiksmą. Iš esmės tai yra inžinerinis statinys, nieko ypatingai sudėtingo turbūt nėra. Bet žiūrint į visą tą istorinę tasą, tai suprantu, kad velnias ten slypi detalėse. Tai tų detalių tikrai šiuo metu nežinome, bet esame atviri visiems iššūkiams. Tai linkiu tada jūsų projektuose nesusidurti su panašiamis detalėmis, kad apie tą patį Goštauto kvartalą po kelių metų nešnekėtų žmonės, kad čia irgi amžiaus statyba. Kalbėjome su Turto banko vadovu Ernestu Česoku ir tai buvo antrasis mūsų podcastas ir priminsiu, kad mes grįšime vėl į eterį 13:35, tai bus trečiasis pokalbis ir kalbėsime apie žaliosius finansus. Gero apetito ir geros pietų pertraukos.